Sveiki gyvi, mūsų mėlėjai žiūrovai, klausytojai ir visa malonioji auditorija. Su jumis Audrys Antanaitis ir laida Vilniaus radiofonas. 4 okupacijos. Tai antroji mūsų laida, mes tęsėme pokalbį apie tai, kas yra radijas Lietuvoje, apie informacijos fenomeną, apie propagandą, apie misiją ir apie pasiruošimą mūsų didingai ir aš neabejoju šviesiai ateičiai. Šiandien mūsų pokalbis su dviem pašnekovim, tai organizacijos Debunk.org projektų vadove Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskienė, laba diena. Sveiki. Ir įmonės Mediaskopas vadove Jūratė Stankuvienė. Labą dieną, Jūratė. Labą dieną. Na ir pradėkime nuo to, kad apsiprastume vienas su kitu ir sužinotume daugiau vienas apie kitą. Tai gal jūs ir pristatykite šiek tiek, kuo užsiima jūsų organizacijos. Gal jūs, Jūratė, pradėkite. Žinoma. Debunk.org yra dezinformacijos analizės centras. Mes pradėjome savo veiklą Lietuvoje, dabar veikiame ir už jos ribų, ir Europoje, ir už Europos ribų. Mūsų kasdienė duona yra dezinformacijos kampanijų analizė. Tai ir Lietuvoje, ir Europoje, ir kitose šalyse analizuojame mūsų nedraugiškų kaimynų įvairias kampanijas, tai ar tai botų atakos, ar įvairių netikrų žiniasklaidos tinklapių kūrimas ir bandymas apgauti, kad va čia yra teisinga informacija. Taip, tai įvairios tos dezinformacijos kampanijos labai keičiasi, dabar daug yra naudojama dirbtinio intelekto, kurti turinį, jį skleisti ir jo manipuliuoti, tai mes irgi prisitaikom ir ieškom būdų, kaip tą besikeičiančią dezinformacijos visą srautą, jį aptikti, išanalizuoti ir ką su juo daryti. Šalia to taip pat mes daug skiriam laiko bandyti kartu su partneriais Europoje kurti struktūras ir infrastruktūras, kaip tą dezinformaciją analizuoti. Nes iš tikrųjų tos dezinformacijos kampanijos, atsiprašau, jos nėra tokios labai lokalios. Jos veikia Europos mastu ir yra tokios didelės kampanijos, Pravda, Netro, Doppelganger ir panašiai, kurios yra skirtos įvairiom šalim, pritaikoma šiek tiek lokaliai, bet mechanizmai tokie yra didžiulės infrastruktūros. Tai mes kartu su Europos partneriais siekiam rasti būdų, kaip mums kartu analizuoti tas dezinformacijos kampanijas. Tai reiškia turėti bendro žodyną, bendrus metodus, duombazes, formatus bendradarbiavimo, nes tie dezinformacijos mastai yra tokie, kad vienai organizacijai gilintis į kažkokią vieną kampaniją ir bandyti suprasti, kas vyksta, yra tiesiog neefektyvu. Jovita, kaip pritaikomi jūsų išieškojimai? Ar tai tampa ginklu prieš nedraugiškas valstybės? Taip, visų pirma, tai žinojimas yra ginklas. Taip. Tai mūsų dar viena veikla. Taip, tai dar viena veikla yra tas medijų raštingumas, ar ne? Kai mes išanalizuojam tas kampanijas, mes po to paskelbėm kažkokį tyrimą, tą tyrimą, tarkim, tada žiniasklaida nušviečia mūsų spaudoj, mes patys sukuriam iš tų tyrimų tam tikras prezentacijas, kad pristatytų žmonėm, kur mes bevažiuotumėm, ar į mokyklas, ar į institucijas, ar ir į privačias kampanijas, pristatom žmonėm, kas vyksta. Tai žinojimas yra ginklas, vienareikšmiškai. Antras dalykas yra tai, jog mes veikiame taip pat kaip patikimas pranešėjas, tai čia yra skaitmeninių paslaugų akto toks statusas nepriklausomoms tyrimo organizacijoms suteikiamas, kurio kaip ir dėka mes turime tiesioginį langelį prieigą prie didžiųjų visų socialinių platformų, tai Meta, WhatsAppas ir panašiai. Ir mes savo tas analizės padarę, aptikę kažkokią nelegalią informaciją, čia nebūtinai dezinformacija, nes dezinformacija dažnai būna legali arba nelegali, bet jau aptikę nelegalią informaciją, tarkim, skemus ar nelegalių lošimų pasiūlymus ir panašiai, mes tada jau tiesiai einam pas Meta, sakom, čia yra nelegali informacija, mes esame patikimas pranešėjas, jūs turite atsakyti ir palei tą skaitmeninio paslaugų aktą jie reaguoja ir ištrina tą turinį. Tai čia jau esame
pastaruosius metus tai pridavę bene 6 milijonus tokių Nusidėjėlių. URL-ų. Taip, ir panaikinę. Jovita, įdomus jūsų pasakojimas apie tai, kad dezinformacijos kampanijos globalėja, o mūsų laida ir mūsų pokalbiai sukasi apie, sakysim, labai lokalų reiškinį Vilniaus radiofoną ir mes praėjusioje laidoje kalbėjome apie laikotarpį prieš Antrą pasaulinį karą, apie Lietuvą, kur tuo metu veikė Kauno radiofonas, jau vėliau dar kelerius metus Klaipėdos ir okupuotam Vilniuje Vilniaus radiofonas. Ir visi turėjo savo tokį ideologinį, propagandinį naratyvą, o galbūt ir tam tikrą dezinformacinį naratyvą, aš nežinau, bet tai buvo orientuota daugiau į vieną šalį, į vieną regioną. Dabar, jeigu jūs kalbate apie tai, kad dezinformacija globalėja, Lietuva kaip nedidelė sala, ne sala, atsiprašau, Lietuva kaip nedidelė integrali pasaulio dalis, ar jinai atskirai domina kažkiek tos dezinformacijos kūrėjus, ar mes esame, sakysim, suprantami kaip Europos dalis ir informacijos rautas eidamas link Portugalijos, aišku, užgriebs ir Lietuvą. Aš labai tai primityviai pasakau. Be abejo, domina, smarkiai domina ir tos dezinformacijos kampanijos, jų infrastruktūra ir veikimo metodai yra tokie pamatiniai panašūs, arba tas didžiasias kampanijas sieja, bet pats turinys yra be abejo pritaikomas ir ypač, pavyzdžiui, laikas parenkamas, ar ne, palei įvykius, kas vyksta čia Lietuvoje, kas vyksta Vilniuje, gali būti tiesiog pritaikoma labai tikslingai į tam tikrą įvykį. Taigi matome, kas vyksta su Kapčiamiesčio poligonu, ar ne, kokios yra boto atakos, kokie kūrybingi yra būdai dezinformacijos kūrimo pritaikomi ir išnaudojami. Tai tikrai labai smarkiai yra akcentuojama ir labai ta vietinė, visokie vietiniai momentai, akcentai. Ir taip yra todėl, nes mes Europoje esame tie, kurie nešam tą vėliavą, jog tai ir seniai nešam vėliavą, jog Rusija yra nedraugiškas režimas, jog tai yra autokratinė valstybė, jog tai yra ekspansionistinis režimas, ar ne, ir dėl to ta dezinformacija. O jūs kaip nors tyrėte pagal informacijos ar žiniasklaidos žanrus, aš turiu galvoj, dabar yra internetas, sakysim, socialiniai tinklai, yra dar popieriniai, yra televizija, yra radijas. Radijas mus ypatingai domina. Ar dar per radiją, sakykime, FM ir bangom internetu bandoma vienaip ar kitaip paskleisti naratyvą kažkokį? Iš tikrųjų, mes daugiausia tyrėme skaitmeninę erdvėje tą viešinčią Tai jūs tada paliekat baltąją dėmę? Taip išeina. Gali būti ir taip, kita vertus, radijas iš tiesų, mano matymu, yra mažiausiai paveiki erdvė tai dezinformacijai. Visų pirma, kaip ir tie oficialūs televizijos kanalai, tai nėra taip decentralizuota ir demokratizuota, ta prasme, yra licenzijos ar ne, tai turi išsipirkti tas kanalus, tai reikalauja gan didelės infrastruktūros, ir tokio yra pakankamai gerai sureguliuota, kaip tai veikia. Tai brangu. Taip. O brangumas ir susijęs su atsakomybė. Taip. Ir reguliacija čia labai aiškiai suveikia. Kita vertus, ir iš tokių minkštųjų momentų, šiandien žiūrėjau, kad neseniai darytas kultūros ministerijos užsakytas tyrimas apie lietuvių įpročius žiniasklaidos vartojime, ar ne? Tai kad radijumi labiausiai yra pasitikima, lyginant su laikraščiais, su skaitmeninė erdvė, su televizija, tai su netgi internetinė žiniasklaida. Tai kodėl? Tai turbūt nes suvokia žmonės, kad tai yra erdvė, kur taip paprastai neatsiras kažkoks naratyvas ar kažkoks kalbėtojas, kurio čia niekas nežino. Taip, jūs nuraminot mane kaip radijo žmogų, man tikrai malonu. Tai, Jūratė, dabar jums žodis. Informacija siekia sukelti labai stiprias emocijas, nes kai tu sukelia emocijas, tu neberacionaliai galvoji, tu puoli veikti, puoli kelti paniką, kas dezinformacijos atveju arba priešiškų šalių atveju labai yra naudinga. Kitaip tariant, nori paskatinti tam tikrą klausytojų veiksmą, taip, kuris
emocijų pagrindų bus neteisingas. Taip. Ir naudingas jiems. Taip. O galima apskaičiuoti tokius dalykus? Žinokite, galima, nes mes dabar, pavyzdžiui, paskutinio drono komunikaciją pasižiūrėjome, kaip jinai buvo iškomunikuotas šitas atvejis, sakysime, vakarų šalyse, kaip tai buvo iškomunikuota Rusijoje ir Baltarusijoje ir buvo iškomunikuota Lietuvoje. Labai tai įdomu. Buvo visiškai 4 skirtingos erdvės, visiškai 4 skirtingi paaiškinimai to paties įvykio. Sakysim, NATO šalyse arba vakarų šalyse buvo kalbama apie tai, kad tai, jeigu kalbam apie naratyvus, tai vėlgi turim blogiuką, turim Rusiją, Baltarusiją. Jeigu kalbam apie Lietuvos institucinį komunikavimą, taip pat buvo Rusija, Baltarusija ir daugelis žmonių taip pat net ir socialiniuose tinkluose tą suprato, tačiau buvo labai bet Rusija ir Baltarusija kalbėjo, kad iš tikrųjų blogiukai yra NATO ir blogiukai yra Lietuvos institucijos. Kad mes droną paleidom. Ne, mes nepaleidom droną, mes keliam paniką, mes esam agresyvūs, mes nesusitvarkom. Žinokit, šiaip yra tokios labai įdomios, pastebėjom 2 linijos apie Lietuvą ir visiškai skirtingais tonų kalbama Rusijoje ir Baltarusijoje, kuriamas įvaizdis, kad mes tik žaidžiam valstybę, mes iš viso visi čia nekompetentingi, vargšai žmonės, kurie kenčia nuo visų šitų žaidimų, mes niekada nebuvome suvereni valstybė, tai nuo sovietų dabar perėjom prie Briuselio ir Vašingtono ir klausom jų aklai, net ne visada suprasdami, ką darom, bet viską darom, kad paprastas žmogus kentėtų. Ir netgi pirmojo drono atveju šiaip Rusija turi labai įdomų toną, jie su labai geru jumoru tai rašo, tikrai malonu skaityti tą įvaizdį kurdami, pavyzdžiui, kaip pirmuoju atveju, sakysim, pirmojo drono, kaip visi grybautojai ieškojo drono, štai antruoju atveju dėja grybautojai sėdėjo bunkeriuose ir negalėjo dronų surasti. Suprantat, į kur jie lenkia, mes visada, kas beatsitiktų. Ir suprantate, padėjus va štai tokį rėmą naratyvą, tada kas beatsitiktų Lietuvoje, kai kurie straipsniai, visiškai normalūs Lietuvos straipsniai apie Lietuvos įvykius, jie eina visiškai net neiškreipti, nes jie labai tinka prie nekompetencijos. Įvairiausi skandalai labai tinka. Nes tada atrodo, mesgi jums sakėm, kaip ten viskas yra blogai, nes Rusija tokių skandalų tai nėra. Ir Rusija komunikacijos tonas yra kaip gerosios mamos, tai kaip mums pasisekė lietuviams, kad mes turim 2 adekvačius kaimynus, Rusija ir Baltarusija. Viena yra kaip mama, kuri žiūri, kaip vaikai kvailioja, atlaidžiai, o kitas yra tėtis gerasis, kuris irgi žiūri, bet žinokit, jeigu reiks diržiuką paims. Tai va toks yra komunikavimas apie mus ir kas gyvena šitame lauke informaciniam ir vartoja šitą informaciją iš jų tiek ir per socialinius tinklus, tiek ir per botus, tiek ir per oficialius tinklus, jie yra būtent paveikti šitos informacijos. O jūs taip pat mokote atpažinti tą dezinformaciją Lietuvos, institucijas, žmonės, redakcijas? Taip, mes iš tikrųjų darom, jeigu yra norinčių, mes tai padarom. Šiaip tai taip, aš dabar yra. Ir dabar aš, kadangi, kaip matot, dėviu uniformą, tai esu Lietuvos Šaulių sąjungos Lapių kuopos nariai, tai prisijungiau būtent prie šaulių tam, kad tai galėtumėm tai daryti labiau, dėl to, kad turiu ir informacijos, turiu ir patirties ir norėčiau tą ir edukaciją, kad jinai būtų didesnė ir prieinama visiems. Vilniaus radiofonas, kuris startavo 1927 metais, Lenkų Šaulių sąjungai buvo irgi tokia, skyrė labai daug dėmesio. Beje, tai irgi buvo toks naratyvas ir pati Šaulių sąjunga irgi atliko tą vaidmenį, okupuotame tuo metu Vilniaus krašte. Jų akimis ten buvo teisingas veiksmas, mūsų akimis tai buvo okupuotas kraštas. Čia jau niekur nesidėsi nuo to dalyko. Bet Šaulių sąjunga dabartinė, Lietuvos, ta mūsų geroji sąjunga, jinai šitą informacinę, propagandinę gerąją prasme veiklą vykdo tarp gyventojų ir kokią formą. Dar negaliu apie šito atsakyti klausimą. Pirmiausia, labai neseniai prisijungiau. Bet gerai, kad prisijungiau. Taip, prisijungiau, taip kažkiek tai mano manimų šitą gerą veiklą vykdom. Galų gale mes kartu, su kuriam dabar buvo sąmoningi kilometrai, ėjome kartu su Lietuvos kariuomenė Šaulių sąjunga į žygius partizanų keliais. Vėlgi kvietėme visuomenę tiek ir savo rate, tiek ir organizacijas, kuriuom priklausom, kaip ir privatus asmenys, kad surinktumėm žmonių, kad jie pajaustų, kas tai buvo ir suprastų mūsų istoriją, nes šita istorija partizanų yra tikrai labai svarbi dalis, apie kurią nebūtinai visi daug žino, bet kuo daugiau žinos, tuo geriau Lietuvai. Čia yra labai gerai, nes iš tikrųjų tai mes kalbame, kad per 20 metų prieš antrąjį karą
Lietuva subrandino tautą per 20 metų ir mes rezultatus matėm, paskui partizanų karas ir taip toliau. Dabar jau greitai turėsime 40 metų, mes taip labai pešamės tarpusavyje, bet neseniai dabar kai tik baigiau skaityti Viktoro Franklio knygą Žmogus ieško prasmės. Ir jisai rašo, tai viena iš tų prasmių atsiskleidžia ateityje ir tada, kada kažkas suvienyje tautą, arba žmonės, nesvarbu, kiek jie peštųsi, reikia rasti bendrą vektorių, bendrą vardiklį. Tai mes lietuvių tauta turime tą vardiklį, labai aišku, mes tauta. Šaulių sąjunga yra vienas iš tų vardiklio stiprintojų. Bet jei grįžtame, čia yra improvizacija ir mano nukrypimas šis toks emocinis. Bet Jovita, dezinformacija vis dėlto kas tai yra, nes štai Jūratė kalba apie tai, tarkime, rusišką tą naratyvą, tokią motinišką, reiškia, ir sako, mes niekada nebuvome valstybė, mes Lietuva, tegul prisimena Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Vat, ir kad Maskva pelkėse tenai skendėjo, o mes buvome normali to meto valstybė. Tai kas yra dezinformacija? Nes iš vienos pusės tai socialiniai tinklai, kas ką nori, tas tą rašo. Ar tai dezinformacija? Čia nereikia priešų, čia patys savo kvailumą parodome labai dažnai. Tada yra formuojami vadinamieji botai, kurie pagal užsakymą skleidžia neapykantą tam, kuris pareiškia kažkokią mintį. Tada yra valstybiniai kažkokie naratyvai iš nedraugiškų šalių. Tada yra, žmonės kartais gali nesuprasti, kad jie dirba priešams. Dabar kita vertus, kada laisvas žodis yra dezinformacija ar ne. Žinote, kad Paleckio tą garsų į savi šaudė į savus, Paleckis mano laidoj pasakė, tiesioginiam eterį. Aš jo negalėjau sustabdyti, bet jis tą pasakė, paskui jau ten sėdo į kalėjimą ir taip toliau. Ir kas tai dezinformacija, ar tai yra jau piktybinis naratyvas, ar žmogaus kvailumas. Tai yra, suprantat, ar jūs kažkaip klasifikuojate tą dezinformaciją? Kaip? Jūs labai gerai išvardinot tam tikrus tokias dedamasias ir aš tiesiog gal taip pat įvilksiu į tokius konceptus, kai kurie gal skambės šiek tiek techniškai, bet tai yra tam... Bet svarbiausia suprantamai, kad būtų. Taip, tai yra tam tikra prasme dezinformacijos analizės visas rytis tokia gan techninė, nes mes siekiam tiksliai pasakyti arba nepasakyti kažko netiksliai, kas čia yra dezinformacija, kas nėra dezinformacija, kas čia yra autentiška, kas čia yra sukoordinuota ir panašiai. Tai grįžtant prie to apibrėžimo, dezinformaciją mes apibrėžiam kaip informacija, kurioje yra neteisingų elementų, tai gali būti tiesos ir melo samplaika ir dažnai dezinformacija yra dalis tiesos ir dalis gali būti labai nedidelė melo. Nes kas patikės ten visiškų melo, ar ne? Turi kažkas užkabinti. Ir kitas svarbus elementas yra, kad tai yra sąmoningas ir tikslingas klaidinimas arba siekis pakenkti. Dezinformacija. Tai kad ir nedidelė melo dalis jau yra sąmoningas klaidinimas, ar ne? Taip. Bet gali būti nedidelė melo dalis, bet ir nebus siekio pakenkti, tai bus tarsi netyčinis. Tai čia vadiname misinformacija. Aha. Tai va čia tas atvejis, kai piliečiai tiesiog dalinasi, pamatė kažką ir neįvertina, ar ne, kad tai yra neteisinga informacija, kad tai yra galbūt net priešiškų veikėjų, čia nukreipta pas mus kažkokios atakos, bet užkabino, emocijos suveikė, ta didžioji dalis tiesos surezonavo, neįvertino tos melagingos dalies, kad ir, tarkim, visi deepfake'ai, kurie cirkuliuoja, tai bus misinformacija. Tai mes čia atskiriame, ar ne, ir mes jau tada nekapstom tų visų misinformacijos klodų, kurių turim tikrai gausiai socialinėse. Jūs matote, kad tai nėra sąmoninga. Taip, nėra sąmoninga. Tai yra tam tikra ta dezinformacijos kampanija. Kažkas smaginasi. Gali būti taip, kad ir smaginas, o gali būti, kad tiesiog ta dezinformacijos kampanijų pasiekmė, kad žmonės tiesiog tuo dalinasi. Bet mes tada kapstumės ir ieškom, o tai kas paskelbė, kur yra tas pirminis šaltinis.
Tai va turim tokios, dar yra tokia, kaip vadinama, malinformacija, kur visiškai yra tiesa, bet labai tai pakreipta, tam tikrų metų paviešinta, kad sukurti kažkokį neigiamą poveikį, tarkim, apie žymų žmogų prieš rinkimus paviešinama kažkokio asmeninio gyvenimo detalė. Tarkim, man atrodo, Suomijos ministrės pirmininkės atveju buvo, kad ten iš jos ten jaunystės vakarėlių paviešinta detalė ir tada jau sukuriama tokia implikacija, kad čia, galbūt narkotikai, galbūt alkoholis ar panašiai. Taip, dabar grįžtam prie tų botų visų koordinavimų ir įvairių tų tokių labiau koordinuotų būdų, kaip yra kuriamos tas informacijos kampanijos, va čia jau taip jau pažeris tokį vieną techninį terminą, tai mes tai vadinam FIMI, angliškai tai skamba Foreign Information Manipulation and Interference. Lietuviškai informacijos manipuliavimas, realiai taip ir sakant, informacijos manipuliavimas, nes ten jau per daug. Arba manipuliavimas informacija. Gal. Taip, ir priešiškas toks visas kišimasis. Čia elementai tokie yra, kad tai jau yra kalbama apie kampanijas, nes kai kalbam apie dezinformaciją, mes kalbam apie turinį. Paimam postą kažkokį, paimam kažkokį straipsnį, ar tai kažkokią nuotrauką ir žiūrim, tai kas čia sakom, ar ne, tada debunkinam, galbūt naratyvų ieškom. Kai kalbam apie tas kampanijas užsienio kišimosi, mes žiūrim bendrai, tai kas už tos kampanijas stovi, kas čia finansuoja, kas čia sukūrė, kas sukūrė Facebooko paskyrą, kas ją viešina, kas ją dalinasi. Žiūrime, aišku, ir į turinį, tada žiūrime į pačią visą veiklą, tai kokiais būdais yra dalinamasi. Ar dalinamasi yra ten, nežinau, privačiose Facebooko grupėse, gal dalinamasi yra per influencerius, tai žiūrim į veiklą, žiūrim į kaip smarkiai tai paskleista ir kokį turinį, kokį poveikį tai daro, nes yra kartais kampanijų, kurios labai galbūt gerai padarytos ir labai gudriai, bet tai nesurezonuoja visuomenį ir nesukelia jokio poveikio. Ir tada mes sakom, gerai, tai gal tada neviešinam ir nesigilinam čia, nes jeigu paviešinsim, tai dar daugiau jūs patys sukelsit. Taip, tai čia irgi yra dalis to, kad įsivertinti. Tai vat per šitos tada pjūvius mes ir analizuojam ir ieškom būtent tų kampanijų, kad žiūrėti, vat, kur ta giliausia šaknis, kas čia kuria, kas finansuoja, per kokius kanalus ir tas tokias skylės į mūsų informacinę erdvę patenka, kad mes tada galėtumėm ieškoti būdų, kaip nukirsti tas. Bet jūs žiūrite iš kitų šalių. Jo, taip. Mūsų darbas. Jūrate, vis dėlto klausimas ir jums, kada yra dezinformacija, o kada kvailumas. Nes seniau būdavo, iš tikrųjų, nežinau, ar Jovita paminėjo žodį gandai ar ne, bet gandai dažniausiai plepa žmonės bet ką ir taip toliau. Bet pasižiūrėkite, kažkas kažką paplepėjo, kažkas kažką nugirdo, ir trečiam perdavė ir tas sako, taigi tai tikra tiesa, taigi anam jau tas pasakė tikrasis geras šaltinis ir pradeda vyniotis. Ar galima tokius dalykus dar kaip dezinformacijos šaltinius minėti ir kas gimdo Lietuvoje dezinformaciją? Žiūrėkit, kadangi anksčiau buvo tokia tiesos monopolija, mes žinojom, kur surasti tiesą. Laikraštis, televizija, radijas, nes tu turėjai būti kažkuo ekspertu tam tikros srities, nes kitaip tavęs nekalbins, reiškia redakcija atrinko, mes žinom, kad šituo žmogum pasitikim ir viskas su tuo gerai. Mes tikim, galbūt kažkiek dar mumise to liko, bet atsirado socialiniai tinklai ir dabar, ką noriu, tą sakau. Aš netgi tokią mintį įdomią perskaičiau, kad jeigu anksčiau kaime buvo keistuolis ir jisai buvo vienas keistuolis, kaimą žinojo, jeigu jis pasakė, ta prasme, visi taip ir įvertina, o dabar jie būrėsi dėl to, kad tų keistuolių yra daug ir tavo algoritmai dar pasiūlys daugiau tų keistuolių sujungti. Taip, ir jie turi vieną nuomonė ir ta nuomonė yra matoma, jeigu dar pastiprinama botų, o jeigu kiti nori pasiginčyti su botais ir dar labiau iškelia, atrodo, kad šita nuomonė yra labai svarbi, jau viskas kažkaip turi teisę gyventi kaip tiesa ir tai yra ta tokia alternatyvi tiesa. Mes gimdome atsakydami. Taip, mes labai gimdome, mes labai padedame plisti, mes norim gero, mes norim atstatyti tiesą, tada įvyksta, kuo daugiau įvyksta diskusijų, tuo labiau plinta šitas įrašas. Programuota kažkaip, kad ar čia sėdi kažkokie žmonės, ar botai tiesiog pamato, o kažkas ginasi, pulsim. Greičiausiai, kad botai iš tikrųjų, ne tai, kad pamato, jie yra užprogramuoti tam tikriems raktiniams žodžiams, jeigu jie pamato šitą temą, jie šitą temą ir užpuola ir tada žmonės, jeigu įsitraukia, va čia yra pavojinga, jeigu žmonės patikrintų, ar tai yra botas, ar tai gyvas asmuo, prieš atsakydami, prieš kažką darydami. Ir tada visi susipriešina, visi vieni ant kitų pikti ir jie pasiekė savo tikslą.
įsitraukia. Net jeigu tai buvo šoks dar nekaltas žmogaus pamastymas, bet jau kai užpuola botai, jie tikrai suskatins didžiulės. Kad žmogus gali patikrinti, ar čia botas ar ne botas. Patikrinti gali, iš tikrųjų reikia. Taip, reikia atsidaryti tiesiog profilį to, kuris pakomentavo ir jūs pamatysite, kad tenai greičiausiai kartais būna rusiško turinio. Nežinau, kaip jūs juos matot, nes matom rusiško turinio, matom labai nedaug yra kontaktų pas jį draugų, versus kiek jisai daug yra padaręs postų arba komentarų. Taip, kita vertus, ką mes dar patiriam, tai žiūrėti į bendrą to įrašo kontekstą. Dabar labai dažnai matome, kad netgi vieną atsidarius profilį kartais sunku įvertinti. Ir sunku tai tiksliai pasakyti, kad čia tikrai botas, bet jeigu mes matome įrašą ir matom, kad kartojasi komentarai ta pačia tema ir galbūt netgi nukrypstama nuo temos, ten buvo tema apie kokį nors ten nusikaltelį ir staiga visi pradėjo komentuoti, nežinau, apie Landsbergį, ar ne, ten nusikaltimus. Arba tema apie Kapčiamiestį ir visi komentuoja. Sąmoningai reiškia nukrypstama, ar ne? Kaip čia mes savo miškų nemylim, ar ne? Ir tai tada galima pamatyti, kad yra kažkokia komentarų tendencija. Ir kad ta komentarų tendencija pradeda, sukuria tada jau tokius indikacijas, kad tai yra koordinuotai, kad tai yra kažkoks, kažkokia linija. Ne? Bet reiškia, tai gali gimti pačioj Lietuvoje. Žinoma, kad gali. Mes patys pagimdom tada šitą dalyką, įsitraukdami, reaguodami ir taip toliau. Aš nesakyčiau, kad mes pagimdom įsitraukdami, tai yra labai žmoniškas dalykas, nes jie skirti, šitie komentarai, jie skirti įtraukti mūsų stiprias emocijas, teisybės jausmą, saugumo jausmą, meilę tėvynei, užkabinti tai, kas yra tavo vertybės ir kas tau yra svarbu. Ir jūs pagauna, jums iškart emocijos ir jūs pradedate norėti pakeisti jų nuomonę ir taip visi įsivelia. Jūs pati pasakėt žmoniška, aš sakyčiau žmogiška. Labai žmogiška, tuo ir naudojas? Tuo ir naudojasi, bet ar tai Lietuva yra išskirtinė ar kitose šalyse, mūsų Europos, tarkime, tas fenomenas irgi, kad pagauna visuomenę. Taip, tai visiškai yra naudojamas tam tikras vadovėlinis, ar ne, Rusijos dezinformacijos kampanijų metodas, taigi supraskime, kad ten ta dezinformacijos mašina yra didžiulė, kad ten yra departamentai, atskiros įmonės su visa savo struktūra, su profesionalais, kurie ten daro karjerą ir kurie ir išmano tus dalykus, yra išsilavinę žmonės. Klausykit, jūs mane stebinate, nes šiaip tai žinau, kad Gebelsas labai taip paprastai sakydavo, 1000 kartų pakartok melą ir jisai taps tiesa. Ir viskas, ir visa propaganda, ir nupirko visiems tuomet Vokietijos gyventams radijus, ar ten pardavė nepaprastai pigiai, leido ten tą laikraštuką savo ar du ir užzombino visus. Dabar taigi tas yra žymiai sunkiau, dėl to ir klausiu jūsų apie dezinformacijos žanrus savotiškus, bet Jūrate, ar yra kažkokių metodikų, kuriomis remdamasi Lietuvos visuomenė dabartinė galėtų šviestis ir bent kiek gintis, jo Vita užsiminė apie deepfake'us arba lietuviškas terminas, man atrodo, giliosios vaizdinės klastotės, taip yra. Tai iš tikrųjų, kai pirmą kartą tą pamatai, tai gali pražilti ar taip toliau, kad numirė tas ir tas, ten pradėjo, man atrodo, nuo to žymio daktaro. Kad tas numirė, o paskui jau jos pasileido, bet dar ne visada atskirtų paprastas žmogus. Žinoma, kad ne, ir net nepaprastas ne visada atskirtų iš tikrųjų, bet ką aš noriu pasakyti, iš tikrųjų reikėtų tokios elementarios, galbūt net sakyčiau, higienos arba dietos, kad jau žmonės paprasčiau suprastų, kas tai yra. Žiūrėkit, mes persivalgom per Kalėdas ir mes suprantam sąmoningai per Velykas, per šventės mes sąmoningai, bet mes to nedarom kiekvieną dieną. Kadangi informacijos yra daug, jos dar daugės ir tai yra gaunasi toks rūkas, kur žmonėms tikrai yra sunku susigaudyti. Tai jeigu tavo pagavo emocijas, kaip netiduodam savo pinigų sukčiams, kurie paskambino taip lengvai. Arba atiduodam, bet atiduoda tikrai ne visi. Tai šitoj vietoje, jeigu jau, kadangi jiems reikia mūsų emocijų, mums reikia prieš mus reikia įtraukti, kad darytumėm neracionalius veiksmus, arba išsigastumėm, arba gyventumėm įtampoje. Tai va šitoj vietoj pagavom, sustojam trupučiuką ir pagalvojam, ką aš galiu kaip žmogus padaryti su šita informacija. Paimkim, sakysim, net ne Lietuvos pavyzdį, Trumpas pasakė ir mane jis taip neteisingai, čia pradžiai ypač buvo, kaip jis taip galėjo. Ir tada o ką aš su tuo galiu dabar padaryti?
Jeigu aš galiu, pavyzdžiui, investicijas perkelti, ten dar kažką pasiruošti, valio, aš darau, aš jau nurimau, emocijų daugiau jisai negavo. Mano viskas, aš nurimau, užsiemu savo kitais darbais. Jeigu aš nieko negaliu padaryti, aš informuota, aš žinau, kad taip vyksta ir aš vėlgi saugau savo emocijas, nes man jos reikalingos adekvačiam, normaliam gyvenimui. Kita vertus, atpažinti tas manipulacijų technikas. Viena iš jų netgi yra etiketės, užlipdom, ten vatnikai, konservatnikai, dar kažkas, tave nužmogina, tu nori grįžti atgal į žmogų ir vėl tu įrodinėjai savo tiesas. Neužkibkim ant viso šito. Suprantat, tiesiog išmokti šitos medijų arba informacinės higienos, nes šitame informacinėme pertekliuje tai tampa būtinybė. Kitaip mes iš proto turbūt išeisim. Bet kiek karosų ar ešerių, sakysi, neužkibk ant slieko, jis vis tiek užkimba. Matau, tai baisiai sunku yra padaryti, nes reikalingas turbūt visuomenės totalinis švietimas, o juk viskas labai greitai keičiasi. Jovita, prieš 3 metus jūs naudojate dirbtinį intelektą ar ne? Pradėjau naudoti jau. Bet buvo tokia pradavančioji visai. Prieš 4 reiškia nenaudojot. Mes naudojam 10. Tai jūs tada specialistai. Aš asmeniškai, taip, bet kompanija irgi privalo. Na gerai, bet sakykime, į visuomenę atėjo prieš 3 metus. Taip. Ir čia turbūt aš šiek tiek norėčiau pakreipti irgi pokalbį, kad tai nėra vien tik tai visuomenės atsakomybė. Tai socialinių tinklų algoritmai jie yra tokie paveikus, kad taip sakyti, kad tai tu ir nepasiduok, tu ir nescrolling, arba ten nepasiduok emocijom. O kaip tą padaryti, nes turbūt kiekvienas patys ant savęs suvokia, kad tai yra labai paveiku. Ir kad ypač, nežinau, vaikams sakyti, tai jūs to nedarykit. Tai yra tiesiog nelabai realistiška. Mes turim tą daryti, turim šviesti, bet turim suprasti, kad tai nėra vienintelis sprendimas. Ir kas yra, nuo ko pradėjo mane, kad kodėl radijas nepaveikus, nes yra tam tikras reguliacinis visas tas laukas, kuris neleidžia tokio priešiško ir mums netinkamo ir nesveiko veikimo. Tai kas dabar yra daroma su platformomis, kur daugiausia ir socialinėmis platformomis, daugiausia tos dezinformacijos ir net ne vien dezinformacijos, bet ir viso to deepfake'ų, to AI slopo vadinamo, tokiu dirbtinio intelekto šiukšliu, tai pradedama jau yra reguliuoti ir pradeda veikti reguliavimo mechanizmai. Tai mes galime kalbėti pirmiausia apie skaitmeninių paslaugų aktą, čia toks techninis žodynas, bet ką jisai daro, tai jisai, kaip ir minėjau, jisai visų pirma sudaro sąlygas trinti ir įpareigoja platformas reaguoti į nelegalų turinį. Tai čia pirmasis laiptelis, tai nelegalus turinis yra ir neapykantos kalba, ir skemai, ir rasistiniai visokie pasisakymai ir panašiai. Tai dalis pakrenta. Toliau su dirbtiniu intelektu mes turime dirbtinio intelekto reguliavimą aktą, ar ne, kur ir įdomus yra 50 straipsnis, kuris įsigalios nuo Liepos ar rugpjūčio mėnesio dabar, kuris įpareigoja platformas arba dirbtinio intelekto tas kuriančias dirbtinio intelekto turinio organizacijas pažymėti. Taip. Kaip tai dar veiks? Čia vėl ginčytinas dalykas, nuo kiek procentų žymėti? Tai čia labai dar daug diskusijų yra ir dabar ten kuriamas tik tai gairės, ir kai jisai jau įsigalios, tada visi turbūt suskubs bandyti ir suprasti, kaip čia tai įgyvendinti, ir bus ilgas procesas. Taip pat kaip ir su skaitmeninių paslaugų aktu, kuris irgi veikia jau kelius metus, bet jau dabar prasidėjo tyrimai ir prasidėjo netgi teisminiai procesai, kurie jau reikalauja atsakomybės iš platformų, pavyzdžiui, iš TikToko, iš Snapchato, kur yra kalbama apie tai, jog jų visas mechanizmas yra toks, kuris neužtikrina vartotojų saugumo, kuris leidžia manipuliuoti ir panašiai. Ir dar yra numatoma taip pat irgi 3 reglamentas, kuris jau būtent kalbės apie tos būtent manipuliacinius mechanizmus, tokius visus tos dark patterns vadinamus, kurie mus įtraukia, kurie mus užkabina ir kurie iš tikrųjų sukelia neigiamas pasekmes, ypač vaikams. Tai Europos Sąjunga juda šitą linkmę, siekdama reguliuoti platformas, o ne bandyti tos vartotojus apsaugoti nuo to, kas iš tikrųjų yra Kitaip šiuo atveju bandoma vis dėlto kažkiek situaciją kontroliuoti, suprantant, kad jinai kinta, kad jinai labai dinamiška, kad visuomenės negalima cenzūruoti, bet vis dėlto bent ką tvarką įvesti
O jūs jūrate, na aš šito žodžio skrolinus nenorėčiau, bet lietuviškas terminas irgi slankiaja juosta, ten slankioja. Slankioju ir aš. Tik tai aš iš tikrųjų slankioju šitą juostą, kaip ir visi, bet aš riboju. Nes aš tiesiog save pagaunu. O kaip jūs sugebate tą? Leidžiat valandą iš ryto, valandą vakare? Aš tiesiog kažkiek taip, sakysim, praskrolinu, pasižiūriu turinio ir tada aš suprantu, kad su šituo laiku galiu nuveikti kažką. Aš tiesiog sąmoningai sustoju ir pagalvoju, gerai, ką aš dar galiu nuveikti, jeigu nieko. Nu, pavyzdžiui, laukiu pas gydytoją, gerai aš skrolinsiu. Arba kažką tai darau, valiočiu, tuo metu taip. Bet visą kitą laiką aš pasveriu alternatyvas ir jeigu jos man yra smagesnės, tai su tuo laiku daryti kažką tai kitą. O jūs žiūrite profesionalo akimis įsijungusi ar naujienų portalus ar taip toliau, va čia jau melagiena, čia dar, čia tar, čia ne taip, čia naratyvas. Daro mūsų analitikai profesionalo akimis. Aš taip pat, žinokit, žiūriu, nes aš nebegaliu atmatyti, aš matau tos naratyvus, kadangi ir matau, kaip ir jie netgi manyje įsijungia, aš taip ir automatu visada įsijungia neigiamas naratyvas, nes tada, taip smegenis man tiesiog įjungia ir tada aš turiu sąmoningai duoti kitą naratyvą, kuris jį jau nukautų. Aš renkuosi sąmoningai nemaitinti to, kuris yra destruktyvus. Kas iš to, kad aš nervuosiuosi, jeigu nieko su tuo negaliu padaryti. O tai renkatės užmiršti tą kitą blogą? Ar kaip jūs pakeisti, ar kaip su juo kovoti? Ne, aš nesirenku, žiūrėkit, sakysim, imam tokį, kad ir naratyvą, gerai, vėl grįžtam prie drono, sakysime, ir tas naratyvas pirminis, reikia bėgti į slėptuves, reikia kažką daryti, taip aš nebuvau tame, nedalyvavau, aš buvau Dubline, bet mano vaikas buvo čia. Tai iš to atveju man yra neramu ir tada aš dedu kitą. Kitą naratyvą, pirminis tas išėjo, kaip yra, nepasiruoš, nes jau pradedu matyti, nebeveikia kažkur, tai ten į priedangas negalima nueiti, aš toli, man yra neramus, ką aš darau, aš skambinu vaikui, klausiu, kaip yra, jis sakė, mes normaliai, mokykloje visi esam dabar Rusija, viskas yra gerai. Ir mano kolegė su 4 vaikais irgi taip pat, viskas yra tvarkoje, viskas yra gerai. Ir tada kitas naratyvas, mūsų abiejų mes pasitarėm, jinai yra duomenų strategija, sakom, tai gerai, bus gera pamoka pasižiūrėti šiuo metu, kas neveikia. Sekantis naratyvas. Mūsų valdžia nėra dievai, kad nedarytų klaidų. Aš darbe taip pat darau klaidas, aš jas taip pat atrandu ir kai atrandu būna nemalonu. Bet iš principo atrasti klaidą, kuri buvo, yra gerai, nes tu gali ją ištaisyti. Nes kai tu nežinai, kad ji buvo, kritiniu momentu jinai gali labai skaudžiai kainuoti. Tai va šitoje vietoje mes naratyvus labai gerai susidėliom, kaip gerai, kad va dabar, sakysim, čia ne tas tikrasis dronas su sprogmenimis, visi pasitikrinom, visi žinom, ką toliau darysime, kaip mes, kad suveikė šitas pranešimas ir ką reikia patobulinti. Viskas. Mūsų naratyvai yra sutvarkyti ir yra labai daug kitų. Tai vat, jeigu tu pastebi, kaip sudaryta, ar aš dabar panikuosiu ir lėksiu, kaip pametusi galvą, ar aš iš tikrųjų imu racionalią savo pusę ir galvoju, ką aš su tuo galiu padaryti ir kokias pamokas pasiimu kitam kartui, kurias galėsiu padaryti vėliau. O kas yra šiaip naujienų srautas ir žurnalistika? Šiandien žurnalistikos sąvoka yra gana išplauta, nes kiekvienas, nenoriu pasakyti, dabar jau visi raštingi. Kiekvienas, kuris sugeba 3 raides parašyti, sako žurnalistas, nes iš tikrųjų paskelbė kažką socialiniam tinkle, jau vieša. Jūs minėjote, kas seniau buvo tiesa, laikraštis, neprasiverši. O dabar tai reikia tik tai išmokti A, B ir dar D, sakysime, ir viskas, tu žurnalistas. Tai jūs skiriate šitos dalykus ar ne, kas reguliuotina, kas nereguliuotina, su kuo kovotina, su kuo nekovotina. Kai ten kokius su bobulės gandais turbūt nelabai pakovosi. Matot, žurnalistai, yra žurnalisto etika, yra tradicinė žiniasklaida ir šita socialinė netradicinė žiniasklaida, kuria visko. Taip, aš galiu pasakyti, prasiskverbia dalykai ir tradicinė žiniasklaida, ypač būtent radio ir televizijos laidose, nesuprantat, kaip pašnekovas užtikrintai dėsto faktus, kitus dalykus. Kaip žurnalistas gali staigiai patikrinti, kad jis nemeluoja? Beveik niekaip. Laidoje niekaip. Jisai paskleidžia ir iš tikrųjų esu mačiusi dabar daug, kai atsiranda naujas netgi žanras, toks ima kažkokią kalbą arba debatus ir iš karto šone faktų tikrintojai rodo, kuris kiek prisimelavo. Man ypač Čarlio Kirko patikdavo žiūrėti, nes iš tikrųjų jis užtikrintai labai stipriai pakreipė, ten yra tiek daug neteisingų faktų ir man labai patiko, kai su Kembridžo profesoriumi jisai buvo debatos apie Ukrainą ir Rusiją,
Tai Kembridžo profesorius iškart sakė, žiūrėkit, čia netiesa, iš tikrųjų yra taip, ir jisai paspaudė ranką, sako, sutinku, nesutikti, baigiam. Ir iškart nutraukė debatus. Bet tai šiaip eteryje tu negali to patikrinti. Labai turtingose šalyse, labai turtingose laidose tas daroma yra, vedėjas turi ausinę, o tenai kitam kambarį krūva ekspertų, kurie pasako labai staigiai. Jis meluoja, taip ir taip. Ir tada gali tą padaryti, bet tai Lietuvoje neįmanoma. Tai aš ir sakau, yra visokiausių būdų prasmukti įvairiais kanalais, tačiau čia vėlgi vienas iš dalykų, žmogui pagalvoti, štai labai nuostabi bobutė, šneka nuostabiai, sakysim, apie vakcinas arba apie kažką tai. Galbūt jinai žino, nes buvo vakcinuota visą gyvenimą. Tai vienintelis yra, ar jo šeima visa suvakcinuota, kažkiek patikimumo galbūt duoda tai. Bet visa kita, ji ne medikė, gal medikas, pasižiūrėkit, galų gal influenceris, jeigu jinai yra nuostabi grožio ekspertė, jinai tikrai gera geopolitikė. Suprantat, šitoj vietoj, bet tai vėl, tai atsakomybė žmogui pagalvoti ir mes esam tingus ir mes nepagalvojam. Taip, Jovita, aš apskritai žodžio ekspertas labai bijau. Nes kur tik tai, kas pasirodo, tai jau ekspertas. Ir jis gyvenimo ekspertas, meilės, santykių, šaltibarščių, bulvių, kol nori ekspertas, aš nesijaučiu niekur, tik tai ekspertas, gali būti labai siauroj srity, tik tai ten, kur jau tu tikrai patvirtinęs savo ekspertizę. Bet grįžtame jau apibendrindami prie ateities. Vis dėlto man norėtųsi, kad tos pamokos, man labai džiugu, kad radijas taip iškeliamas ir kaip garbinga ir dar švari žiniasklaidos priemonė, teisingai jis iš prigimties negali būti kitoks, nes kai pagalvoji vien kiek siųstuvai kainuoja ir kiek redakcijos kainuoja ir kiek visas tai čia nėra vieno kompiuterio, tik tai reikalas, kad nusiperki ir eini. Bet vis dėlto gal turėtų būti kažkokia valstybinė visuomenė švietimo programa. Atpažinti dezinformaciją. Gerai, jūs važinėjate, Jūratė važinėja, dar kažkas važinėja, kažkas susitinka, kažkas aiškina, bet visi atskirai. Negaliu sakyti, kad to nėra arba nėra pastangų tą daryti. Aš irgi nesakau. Kultūros ministerija mūsų žiniomis ir kiek Moskva irgi traukia ruošia tam tikrą tokį bendrą atsako į dezinformaciją planą ir turėtų būti jisai tarp institucinis ir tarp žinybinis ir traukti ir NVO, ir privatų verslą, ir institucijas. Kol kas dar tai tik tai pradžia ir taip atvažinėjom, kas gali. Kita vertus, kai mes kalbam apie tuos būdus, kaip atpažinti, mes iš tikrųjų kalbam apie kritinį mąstymą, ne? Ir tos temos jos keičiasi, būdai keičiasi. Tai čia yra iš esmės kritinio mąstymo dalykas ir jūs man pasakykite ABC, kaip išmokyti kritinio mąstymo. Taigi kritinio mąstymo turim mokyti mokyklose turbūt per visus dalykus. Esu girdėjusi pavyzdį, kad vienoje šalyje dabar, nepamenu kurioje, bet kai moko statistikos, moko ir kaip jie manipuliuoti, kad tu žinotum, tas toksai, tas red team vadinamas požiūris, ne? Kai tu mokai nuo literatūros, tu mokai, kaip ir tie naratyvai formuojami ir galbūt buvo sovietmečiu ten kažkas panaudota, kas dar ir dabar iki šiol, ar ne, yra gaju. Tai, ten kažkokia bendra galbūt strategija, kaip atvažiuoti ten, paskaityti vieną paskaitą ir kelias, tai turi žinoma reikšmę, bet iš tikrųjų tas kritinis mąstymas nuo mūsų kaip visuomenės, mes privalom jų ugdyti. Jūs labai teisingai sakot, mokykloje, beje, mokytojas yra jau prestižinė specialybė, ne, ten 25 atrodo mes pasiekėm tą tikslą. Reiktų paklausti mokytojai. Tai aš jau klausiu jūsų kaip... Aš galiu, mes vykdėm iš tikrųjų švietimo tyrimą mokytojų reputacijos ir problemas tai kol kas nėra. Bet aš žavau, kaip jūs supratote. Taip, aš suprantu, bet aš tiesiog, kadangi vykdėm tyrimą mokytojų reputacijos ir matom, kame buvo problemos, jie daugiausiai buvo matomi iš tikrųjų. Vėlgi neigiamam kontekste įvairiausių streikų ir kitų problemų, tai iš to vietoj ne. Daugelį metų mes sakome ir aš kartoju, kad valstybės didybė prasideda nuo švietimo. Ne nuo ekonomikos. Ne nuo ginklų, nuo švietimo pirmiausiai. Čia jau mes visą laiką su ta problema susidurėme. Bet kokiu atveju, Jūratė, jūs kartais paskrolinat, sakysim, bet radiją klausot? Radiją klausausi visą laiką. Žinokit, gerai, Lietuvos LRT pas mane eina
fonu, jeigu dirbu iš namų ir šiaip visada įsijungiu pirmiausia, nes man tiesiog patinka girdėti, kai kurias temas labiau klausausi, kai kurias temas klausausi mažiau, jos man yra neaktualios, bet man tiesiog labai patinka. Kartais užsirašau, kartais net kolegom parašau, va žiūrėkit, pasižiūrėkit, šitą čia visai įdomi mintis, iš tikrųjų man patinka šitas fonas. O jei pastebite netikslumų, irgi užsirašau. Kitaip tariant, tai yra aktyvus reiškinys jūsų gyvenime. O Jovita jūsų? Aš mažiau klausau. O važiuojat mašina? Važiuoju mašina, tai klausau, aš turbūt iš tos naujosios kartos labiau, kurie podcastų klauso daugiau. Aha. Tai reiškia atsirenku, bet irgi turim taikau tos pačius metodus atsirinkdama kaip... Bet tas tinklalaidės jums reikia susirasti dar, o jeigu, pavyzdžiui, važiuoji trumpam ir nori žinių paklausyti, įsijungi radiją greitai, žinai, va tada žinios paklausai. Dar vieną dainą ir iš taip išpasirinkti. Taip, tai aš šitą pradedu jaukintis, nes netaip seniai važiuoju ir tas man truputėlį pradeda atrandu tą prasme ir iš tikrųjų dar dėl radijo, ką norėjau paminėti, tai aš dirbtinio intelekto visam kontekste labai viltingai žiūriu į radiją, nes dirbtinis intelektas viską mums personalizuodamas, jisai išskaido mūsų tikrovį, mūsų tokias saleles, ar ne? Aš gaunu informaciją tą, kurią noriu gauti. Dezinformacija algoritmai daro tą patį. O radijas, jisai iš tikrųjų kuria tokį efektą, kad mes visi klausom tą patį. Ir mes klausom kartu, ar ne? Ir jisai gali nusijungti atgal į tą bendrą mūsų visą informacinį lauką, kur mes negaunam skirtingų perspektyvų apie tą patį dalyką, bet mes gaunam tą patį vertinimą. Fantastiškai gražiai pasakėt, nes pirmojoje mūsų ciklo laidoje pašnekovė kaip tik pasakojo apie tai, kad 26 metais ir truputį vėliau prie radijo, kai atsirado jau lempiniai, tai 29-30 susėsdavo žmonės ir klausydavo kokios nors laidos ar spektaklio ir taip tauta buvo brandinama tom pačiom vertybėm. Taip, kad radijas iš tikrųjų gerai, kad nesensta. Bet vieną dalyką tai reikia išlaikyti FM bangas, nes jeigu radijas pereis tik tai į internetą ir jeigu kokia neduok dieve valanda X internetą išjungia ir nėra FM bangų radijas. Bet čia turbūt yra valstybės saugumo dalykas. Tai Jūs su to sutinkate? Man iš karto tokia mintis, kad čia turbūt lengvai šitas tiesiog reikia nesugriauti to, ką turim. Taip. Tai va, tai jeigu mūsų nuomonė sutapo, aš esu laimingas ir mes tada pokalbį baigsime. Dėkoju Jums, buvo nepaprastai įdomu ir aš tikiuosi, kad naudinga ir mums, ir mūsų žiūrovams. Ir primenu, kad mes kalbėjomės. Debunk.org projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskienė, iki pasimatymo. Ačiū labai. Ir Jūratė Stankuvienė, iki. Dėkui. Su Jumis buvo Audrys Antanaitis, laidą iš dalies rėmė Vilniaus savivaldybė. Likite sveiki.